Ar gerai? Gerai! Oi, gerai! Oi, gerai, gerai, gerai! Oi! Sveiki, su jumis Žiburio žinios. Kaip ir kiekvieną savaitę. Kaip kiekvieną. Pirmiausia, turėtumėm atsiprašyti, kad praeitą savaitę taip nei iš šio, nei iš to neparodėme nieko. Iš tikrųjų, garantiniai buvo išvežta mūsų mokyklos kamera, bet dabar jau viskas vietoje. Ir vietoje naujas reportažas. Kaip naujas įvykis jau kaip ir senukai praėjęs. Ir jau visiems prienam puikiai žinomas, tai sveikiname Žiburio chorą. Su trenksmu tiesiog. Taip, papuolusį, patekusį į dainų šventę. Ir jos vedlę Romą Ročkienę. Sveiki, su jumis ekspertas. Kaip matote, išvargęs guliu ant spintelių, nes po kelių mėnesių ruošimosi mūsų choras praeitą sekmadienį dalyvavo atrankoje į dainų šventę. Ir spėkit, kas pateko. Žinoma, mes. Tad reportažas iš ten. Kokios nuotaikos po atrankos? Kaip jau žinome, kad mūsų choras Liepos mėnesį dalyvaus dainų šventėje. Nu tai dar klausi. Tu aišku, kad geros. O kaip pasirodė? Blogos, reikės važiuoti kažkur, tai Vilnių. Ne. Bet tai smagu. Tai. O kaip pasirodė mūsų choras? Kaip jūsų akimis? Mano akimis? Nieko galėjo būti. Nu, tobulumui nėra ribų. Kaip ten sakė ta komisijos narė, ten tobulumas. Bet man atrodo, mes faktiškai tobulai padainavom. Nu, kas pakels uodegą, jei ne pats? Tai žinoma. Neblogai. Nu, bet jau tėvynė mūsų, tai atsiprašau. Jau net jeigu pasakė, kad daugiau taip žiauriai neklausiu. O ko galėtumėt palinkėti savo choristams? Savo choristams ugnelės, užsispyrimo, noro, lankymo, intonavimo ir patikėjimo, kad jie gali. Patikėti, kad gali. Ačiū už pokalbį. O dabar grįžkime iš dainų pasaulio į realų pasaulį. Gal ne tiek realų, kiek į literatūrinį pasaulį man tai. Taip, ir tai klausimas, kuris tikrai išvedė mūsų gimnazistus iš komforto zonos. Ir suglumino ne vieną mokytoją. Ir dargi, sakytumėm, priskyrė vienai mokytojai labiausiai apsiskaičiusius nelietuvių kalbos mokytojos titulą tiesiog. Ir gauna antrąją Žiburio žinių nominaciją. Kaip originaliausio atsakymo autorė. Taigi, klausimėlis. Pričkus, gal tai susiję su ekonomika ar kažką su valstybiniais reikalais? Galbūt, bet daugiau neturiu pasiūlymų. Kas toksai? Pričkus. Vat žinojau. Iš Donelaičio čia? Gal. Kas jis toks? Nepasakysiu, bet čia Donelaičio žodžiai. Žodžiai ar? Žodis. Nu tų laikų žodis. O, sveiki. Kas yra Pričkus? Pričkus yra būrų vadas Donelaičio metų poemoje, kuri parašyta nežinau kada ir išleista 18 amžiuje, man atrodo. Pričkus yra toks žmogus, kuris linki Edvardui visą laiką skanaus. Dabar su Pričkus. Skanaus. Vadina. Kas yra Pričkus? Koksai pečiukas? Koks pečiukas? Priciukas. Apibūdinkite, kaip turėtų atrodyti. Tai senovinė krosnis su tokiu pašildomu suoliuku. Taip? Molinis? Molinis, man atrodo. Lietuvininkas, baudžiauninkas, kažkas tokio. Jis duoda pamokymus, patarimus metuose. Kas yra Pričkus? Donelaičio metų veikėjas, vėžlybasis būras,
kažkokio kaimo šaltyšius. Žodžiu. Jisai buvo viešdibasis gerasis būras, mokė kitus būrus, nenaudėlius. Iš ties keista, kai pagalvoju, kad mokais tokių mokyklų, kur tokie visi išprusę ir tiesiog per pertrauką gali atsakyti į sudėtingiausią klausimą, kurio arba dar nesimokė, arba mokysi labai seniai. Aš tai norėčiau paprašyti visų moksleivių tolerantiškumo 12 atžvilgių, nes mes labai sutrikę nuo šimtadienio. O kas tas netoleruoja? Pusė mokyklos. Moksleivių? Trečdalis. Ir ką jie daro, tyčiojasi iš tavęs? Truputį. Nu tada... Šia liūdna gaida. Mes baigiame šiandien Žiburio žinias. Ar gerai? Gerai!